Rubrika Gyveni ne vienas sufleruoja, kad kalbėsime apie augintinius ir šį kartą, ponios ir ponai, mes turime rekordą, bent jau skaičiumi, nes tiek augintinių vienu įpu mes nesam rodę šitoje laidoje. Rubrika šiandien galėtų vadintis Gyveni būryje. O, tikrai taip, arba vandenyje irgi, arba tiesiog akvariume. Mes kalbėsime apie mažasias augintinės, apie žuvites, kurių tikrai gali būti labai daug namuose. Ir tikrai spalvotų žuvyčių kupinas akvariumas praturtina namų estetiką, čia niekas nepasiginčys, o ką reikėtų žinoti prieš jį įsigijant, pasidomėjo kolegė Ugnė Rekašiūtė. Sveiki atvykę į žuvyčių rojų, nes mes svečiuojamės pas Juditą, kuri savo namuose turi net 4 įspūdingo grožio akvariumus. Sveiki. Sveiki. Savo namuose turite 4 akvariumus, tai papasakokite mums, kas čia gyvena, ar tik žuvytės, ar turite ir kitokių gyvūnėlių. Čia gyvena tik žuvytė šiuo metu, yra dar 2 tokios vampyrės krevetės, bet kaip matau dabar nepamatysite. Ką reiškia vampyrės? Reiškia, kad jos yra įspūdingo dydžio, maždaug 10 cm, jeigu tam tikros vandens yra savybės, jos gali būti netgi mėlynos, bet galbūt yra krevetės, kurios jos suvalgo, bet jos pas mane nieko neliečia, valgo tą maistą, kur skirta žuvim ir viskas. Čia anksčiau gyveno dar krabai, bet šiuo metu nėra. Iš tų įspūdingesnių gyvūnų pas mane kitam akvariume yra varlės. Wow. Afrikinės mažosios varlytės, jos užauga 4 cm, valgo tik tai savo maistą arba žuvų mailių, krevečių mailių. Gyvena 4 metai, irgi nėra piktybinės ir jos gyvena pilnai po vandeniu. 4 akvariumai vienose namuose, labai daug įspūdingų gyvūnėlių. Kas jūs taip patraukia tose akvariumuose? Kodėl jie jūs taip žavi, iš kur ta tokia meilė? Iš tikrųjų labai juokingai buvo, pamačiau pas draugę auksinę žuvelę burbule. Aišku, skamba baisiai, pati nuėjau į parduotuvę, nusipirkau 10 litrų burbulą, auksinę žuvelę, praėjo diena, matau, kad ten nieko gero, iškart į Facebooko forumus, mane tenai visi sukoneveikia, kad ten vaza tik tai gėlėm laikyti ir panašiai. Tada nusipirkau didesnį akvariumą ir tada nuo tos vienos auksinės žuvelės užsikūrė visas, kaip sakoma, akvariumų maratonas. Vieno akvariumo buvo mažai, norės didesnio. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbame apie akvariumus, tai dažnai būna, kad akvariumus renkasi žmonės, kurie galbūt nenori skirti tiek daug priežiūros gyvūnui. Tai ar tai yra tiesa, kiek priežiūros reikalauja žuvytės, ar jos yra reiklios? Absoliučiai mitas, nes iš tikrųjų man bent jau kartą per savaitę, vasarą būna kartą 2 savaitės reikia keisti vandenį, tai reiškia apie 50% kiekvienam akvariume reikia nuleisti vandens, mažuose akvariumus reikia daryti rankinius su kibirais nešioti, čia su šlanga, paskui reikia vėl leisti, reikia valyti filtrus, valyti stiklus, valyti auglus, valyti gruntą. Ta prasme, čia darbo daug. Pas mane vaikas sako, aš nenorėčiau akvariumo, nes tiek daug darbo, man pusę dienos užima vien jos išvalyti. Tai vad iš tikrųjų, ką savaitę. O tai vad ką dar reikia žinoti prieš įsigyjant akvariumą? Ko dažnai žmonės nepagalvoja? Visų pirma, pirmas dalykas, ko nepagalvoja, tai tikrai, kad tiek daug darbo valandų. Ir kiek tai kainuoja, reikia pasiskaičiuoti. Nes vien, pavyzdžiui, tokiam akvariumui, kaip pavyzdys, spintelės kainuoja 300 eurų. Filtras kainuoja ten 100 eurų. Tarsi man atrodo, oi, va, akvariumą, paimsiu stiklą, įleisiu ten žuvytės kažkokias vos neišprūdų ir esame gyvens. Kai pradedi žiūrėti kainas, tai iš tikrųjų akvariumistų hobis yra tikrai nepigus. Aišku, tai susipirki vieną kartą ir žuvytės gyvena ne vieną dieną, bet reikia suprasti, kad, kaip rašo grupiai, kas padovanos akvariumą? Nu, gal ką tu darysi su to akvariumu? Reikia dar ten kažką įdėti, augalus, gruntą, filtruoti galų gale vandenį, kad paskui nerašytų mano akvariumo žalias vanduo, ką daryti. Pirmiausiai, prieš perkant žuvis, pasidomėti, ką perki. Kai tu nueini parduotuvę žuvų, visos žuvis dažniausiai būna mažytės, nepilno ūgio, jos būna mailius atvežtas. Ir dažnai, pavyzdžiui, žuvis, kuri būna 2 cm, gali užaugti iki 50, iki 40. Ir žmogus nežino arba nusiperka mėsėdę žuvį, parsiveža namo ir kitą dieną sako, pas mane žuvų neliko akvariume, visą suėdė. Tai va, bent jau tiek reikia pasidomėti ir kažkaip suderinti žuvis, kad jos derintųsi. Ir turite namuose jūs ir kačiuką, ar nepasitaiko kuriozinių situacijų? Nebando išplėšti. Šita katė pas mane visose akvariumuose plaukius bent vieną kartą. Pavyzdžiui, keičiu vandenį, tai jinai iššoka. Tai būna iššoka žuvis lauk iškrenta nuo to, kaip sakoma, būna taip, tai jinai visuose maudžiusis ir niekart nepasimokė, tai kaip atsibos, tiesiog uždarau kitą kambarį. Bet jinai žuvų neėda. Jūsų akvariumai yra su labai daug augmenijos, jie išpuoselėti. Tiesiog tai kaip reikia išrinkti tą aplinką būtent žuvims, ar svarbu, ar tai natūrali, nenatūrali, ką geriausia rinktis? Aš kaip sakau, kai man sakė vienas akvariumistas, reikia rinktis arba augalai, arba žuvis. Visiems gerai nebus.
Tai aš pasirinkus tokius auglus, kurie augtų su tom žuvim. Tiesiog mano žuvis yra kitokios, jos viską gruntą suteršia, man tiesiog būtų gaila ir augalų, ir laiko, ir investicijų, nes augalai irgi kainuoja gana nemažai. O kaip yra su žuvų maisteliu būtent? Ar yra svarbu jas tinkamai maitinti? Maistelis yra toks dalykas, kad jos lepios ir jos, kai nuperki geresnį, jos paskui prie to prastesnio nenori grįžti. Tai pas mane turbūt kaip pas daugumą tokių akvariumistų, kurie ilgai turi tos akvariumus, yra daug labai maisto. Ir aišku, kuo toliau augini, to perki tą geresnį, brangesnį, su pilnavertė mityba, su vitaminais, kad tiesiog žuvis sveikesnė ir gyvybingesnė, spalvingesnė. Čia jau lyga, čia kaip būna šitie žvejai, tai čia akvariumistai. Nes mes turim savo bendruomenę, tenai visi bendraujam, tenai klausim patarimų, nes vienas negali visko žinot. Ir tada ten kažkaip tarėmės, ką daryti, kaip daryti, ką maitinti, o naujiena maisto, ar geras, ar negeras, nevalgy, nepirkit, ten toks ir toks. Ir minėjote, kad auginote krabus, tai kodėl nebeauginate? Turėjau krabus virš metų, buvo tokia labai įdomi patirtis, labai gražiai atrodė, kai ten ta krabė po savo pilūtos gyvus krabiukus nešiojasi, bet tiesiog tie krabiukai, kai mažiukai, jie labai turi daug gauti maistinių medžiagų. Ir dažniausiai maistinės medžiagos būdavo augalai ir kažkaip buvo gaila augalų ir tie krabai, jie ant tiek daugindavosi, jie net nespėjo užaugti pilnai ir jie vėl dauginas, ir ten vos ne 100 krabų akvariume, tai man jau tiesiog buvo jau per daug. Ir šiaip turite 4 akvariumus, ar kyla problemų, pavyzdžiui, keliaujant, iškeliauti, kai reikia kažkur? Taip, mes kaip keliaujam kažkur, tai 3-4 nakvynės atsižvelgiam į tai, kad paskui nepalikti akvariumų ir tai buvom vasarą išvažiavę į Latviją, grįžtam, žiūri, vienam akvariumui lempa perdegė. Arba būna kaip Kas blogai, jeigu perdega lempa akvariume, blogai žuvytėm? Žuvytėm neblogai, augalam blogai, nes tiesiog jiems reikia tam tikrą apšvietimą ir tada tiesiog augalai nyksta. O buvo vieną kartą, kad filtras tiesiog užlūžo ir neveikia, tai gerai, kad buvo išvažiavę dieną, jeigu taip savaitį. O vdruk kažkas atsitiks ir užpils akvariumas, arba išsilies ir ant kaimynų užsipils. Aišku, taip, bet vis